Ir dar, kai ateina tos mintis, mintise iškeikiu, pagaunu save, blemba, kam aš taip nepavysiu, vis tiek ten kažko, jūs turiu suprasti, aš ir neturiu nieko vytis. Kas čia per išvis idėja yra tokia vytis kažką? Save patį galima ir tai nereikia vytis savęs paties. Ir tai aš nepritariu idėjai tai, kad lygink save tik tai su save pačiu vakarykščiu. Ir tu turi būti geresnis. Va šitas man nepatinka. Tu neturi būti geresnis. Duos Dievas, būsi geresnis. Neduos, būsi blogesnis galbūt, nu ir kas. Tu neturi nei pats su savim kovoti ir bėgti pas nuo savęs, nei su tuo labiau su kitais. Tuo labiau, nes ten tai iš vis yra utopija. Paskui kitus bėgti, kopijuoti kažką tai. Suprantat, vat lygintis, dėliotis save su kitais, čia nesąmonė iš vis. Bet savęs irgi nereikia. Aš siūlyčiau jums atpalaiduoti save nuo šitų idėjų. Būkit tiesiog savimi. Ir tegul eina taip, kaip eina. Užtenka būti geru žmogum. Geru žmogum, kuris sutarė pats su savim. Viskas. Nieko čia daugiau nereikia daryti.